kai baigiau studijas ir bestudijuojant, aš jau dirbdavau karinio paveldo objektuose, tai yra 9 forte Kaune, 7 forte ekskursijų vadovė su viešaisiais ryšiais, edukatorė. Ir paveldas man tikrai nuo kokių 16 metų labai rūpėjo, tai buvo mano analizuojama tema, ypač karinis paveldas. Tai toks mano gal buvo užmojis prieš 10 metų, kad norėtųsi išsaugoti kokį nors karinio paveldo objektą. Taip pat atsidurti naujam mieste, kuris būtų Klaipėda, ramesnis, mažesnis nei Kaunas ir Vilnius, kur studijavau. Ir tada gavosi, kad reikėjo tas idėjas vieną prie kitos jungti, kaip čia gyventi prie jūros, kaip išsaugoti kokį karinio paveldo objektą, o išsaugojus, ką jame galėčiau įkurti padaryti. Mūsų rekordas bus geriausias. Mūsų rekordas bus 15 minučių. Aš sakau 17. Klaipėda yra išskirtinai verslo atžvilgiu absoliučiai skirtingas miestas nuo Kauno ir Vilniaus, nes vienu metu turėjau galvosiu kambarį irgi istorinė Kaune, tai rinkos absoliutiškai skirtingos ir skirtingai veikia skirtingais sezonais. Ir Klaipėdoje buvo tikrai baisu kurti verslą, nes kai atvažiuodavau iš Kauno čia ieškoti patalpų nuomos, tai atsimenu, kad brokeriai visą laiką sakydavo, ką jūs darot, jeigu jūs turi darbą Kaune, tai tikrai nemeskit, nes Klaipėdoje kas bet važiuoja, visi bankrutuoja, nieko čia neišeina, žmonės eina tik prie jūros ir nieko jiems nereikia daugiau. Apskritai karinio paveldo objektų ieškojau Klaipėdoje kaip galimybės išsinuomot, kas nėra toks lengvas dalykas. Tie objektai gali priklausyti valstybei, arba tarkim, jeigu bunkeris yra po kažkokia įmonė, tai jis jau įmonei priklauso ir panašiai. Kai kurie yra, tarkim, prie daugiabučių buvo skirti civiliams slėptis, jie yra net neįregistruoti dalis, tai jų neįmanoma nuomotis, tai buvo labai ilga istorija, kaip apskritai buvo visa istorija, kai buvo surastas šitas bunkeris ir jo galimybė išsinuomoti. To mažo verslo esmė yra kurti neatsitraukiant nuo istorijos. Man istorija labai svarbi ir mane svarbu pertikti ir pertikti kuo įdomiau, per kažkokią žaidimo prizmę, per komandiškumo prizmę. Tai ta istorija visą laiką išlieka, nors bunkerį jau turiu 10 metų šią veiklą ir perkuriu galvosūkius kas maždaug 2 metus, kartais būna rečiau, kartais kaip tik dažniau. Perkūrinį dėl to, nes iš tikrųjų žmonės nori apsilankyti, jie skambina ir klausia, ar jau gal persikūrėt, jau norėtume atvykti. Reikia žaisti šachmatais. Aš nemoku žaisti šachmatai, čia yra labai blogai, kas nors moka žaisti šachmatais. Nereikia. Aš tik šaškę. Aš irgi nemoku. Tai perkuriant visą laiką vis tiek vadovaujuosi tuo istoriniu motyvu, 1944 metų įvykiais, 45 metų įvykiais karo. Bet negaliu atsispirti būtent šito objekto istorijai, nes jos tiesiog nėra. Yra tik tai tokios polemikos, ar jis iš viso buvo panaudotas, ar nebuvo panaudotas, kokiai grupiai žmonių tiksliai priklausė ir panašiai. Nėra pakankamai tos medžiagos, kad galėčiau taip jau visiškai ties juo, bet visą laiką yra istorinis naratyvas. Nu jeigu dabar nesu... Eik tu savo! Taigi! Šachmatai! Aš jums sakiau, operatorius, pradedate. Prašau parodyti, operatorius, kad aš buvau teisi. Dažniausiai man atrodo, kad lankytojai yra laimingi, džiaugiasi tuo iššūkiu. Tikrai nėra, kad tai yra kažkoks, kad yra vien istorinė prizmė ir tu turi išmanyti kažkokias istorinės žinias, kad apsilankyti šitam galvosūkių kambarį ir jį įveikti. Visiškai nereikia istorinių žinių, čia yra esmė pats komandinis žaidimas, atidumas, pastabumas, galvojimas, mąstymas, kaip daryti ir tie istoriniai motyvai, jie tiesiog kaip atmosfera lydi tave ir jeigu tau įdomu, tu gali kažką pasigilinti žemėlapį tų metų ar panašiai kažką, bet tai tikrai yra neprivaloma. Dažnai išeina žmonės net su aukštesniu kažkokiu pasidžiaugimu, kad net negalvojom, kad taip gali būti fainai, gal truputį bijojom, gal jaudinamės. Tai tas dalykas mane džiugina ir turbūt dėl to ir nesustoja šitą veiklą. Nežinau. Atveskit keturi. Atneškit knygutę čia. Galvosūkius tenka keisti
yra dvi dalys, kada tenka galvosūkius keisti. Viena liūdnoji, kai komandos sulaužo ką nors, nes tikrai būna, kad kažkas įsijaučia per daug ir iš to noro, kad kažkaip pavyktų išspręsti, bet nepavyksta tą akimirką. Būna, kad emocijos truputį perspaudžia viršų ir tada kažkas lūžta. Tai čia, kuriant visą laiką, reikia atsižvelgti, kad padaryti kuo tiksliau ir tvirčiau, kad nebūtų tokių nutikimų. Antras, kada reikia keisti, tai tuomet, kai kuriu, nes kai ateina kūrimo laikas, kai viską išardau, kas yra padaryta ir tada visą naują istoriją sukuriu, tai vyksta kelių dienų testavimas, kai atvyksta testuojančios komandos, kad aš galėčiau įvertinti, per kiek laiko aš sprendžia galvosūkius, ar jie per lengvi, gal jie per sunkus. Galbūt žaidėjai suranda būdus, kaip juos apeiti, ko aš nebuvau numačius, kaip kažkaip apeis galvosūkį ir panašiai. Tai tokiuose dar situacijose, tokiuose etapuose. Gal labiausiai gaila komandų, kurios kaltina save ir sako, oi, kokie mes čia kvaileliai, kaip mums nepavyko. Tai šitas tikrai būna labai gaila, nes norisi tada padrasinti ir pasakyti, kad čia yra tik tai žaidimas ir kad tikrai dažniausiai smagu žiūrėti žaidžiančias komandas, kaip jie komandiškai dirba. Aišku, įvyksta visko, kartais kažkas ir sukonfliktuoja, kažkas kaip tik pastiprina santykį. Čia yra komandinis žaidimas, kur iš tikrųjų kaip psichologinis team buildingas ten truputį vyksta. Tai gaila, jeigu žmonės save truputį kaltina, bet ir tai stengiamės pamotyvuoti. Ir būna netgi komandų, kurios nepavyksta pabėgti ir jie grįžta antrą kartą ir tada, kad jau įveiktų visą istoriją. Ypač iš Latvijos dažnai atvažiuoja, kartais iš kruizų būna pavienių žmonių, kad ateina. Tai užsieniečių tikrai sulaukia, dėl to visą laiką turim pasiruošę variantą ir lietuvišką, ir anglišką, nėra problemų užsieniečiam pas mus atvykti. Aš jį laikau savo vienu iš vaikų kūrybinių, tai jis man tikrai labai svarbus. Aš jį manau, kad atsiminsiu visą gyvenimą, kad irgi gal kaip taip skambiai labai yra, bet jaunystėje reikėjo labai daug drąsos iš tikrųjų surasti kažkokį apleistą karinio paveldo objektą, klausyti klaipėdiečių, kaip nieko neišeis ir geriau net nepradėti. Tame objekte nebuvo nei elektros, nei durų, nieko, jame gyveno benamiai, tai visa ta kelionė nuo nulio buvo gan toks stiprus, drąsus ir, manau, gražus dalykas. Jis gali tapti labai įdomus miestiečiams, turistams atvykstančiams tiek iš Lietuvos ir tiek iš užsienio. Biškį buvo sudėtinga, bet mes įveikėm ir viskas gerai, mes radom šeimą. Aš tai labai ko nesitikėjau, mes tik studijuojame kartu, o sugebėjome įveikti tokią užduotį, tai kas bus toliau, aš manau, bus dar geriau.